Sostinėje kovo 11-osios iškilmes aptemdė fašistinis akibrokštas. Popiet katedros aikštėje prasidės nepriklausomybės dienos iškilmėms paminėti skirtas koncertas, baigėsi skustagalvių jaunuolių eisena per Gedimino prospektą. Apie 200 žmonių skandavo rasistinius šūkius, nešėsi Lietuvos, Latvijos bei svastikomis ir kaukolė išpaišytą vėliavą. Graži Lietuva, kaip gėlelė žydi visada. Hei! 1,5, 2,5, graži Lietuva, beruzuka ir užmuškit tą žinuką. Raus, 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 šalalalala. Būtent raus, 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 šalalalala. Ant kalnelio priešo postas, ant kasų durny greta. Mūsų fašistas šaukia joštė, šis užryto granata. Nuvažiuojama dalį. Šalalalala, judam raus, 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 šalalalala. Judam raus, 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 šalalalala. Oi, Lila. Oi, Lila, oi, Lila. Oi, Lila, oi, Lila. Koncertą tiesiog nueiti ir viskas. Čia jokia nėra politinė akcija, niekas tom nenori, jokių čia lozungų, niekas nekelia plakato, nesineša. Ir visi nori tiesiog nueiti, pašvęsti šitą dieną už žmonės, kurie kažkada, reiškia, atstovėjo visą šitą reikalą, ką mes dabar turim. Ne? Tai va, šiek tiek ir tėra. Sambūris patriotų, kurie eina į savo šventę. Eisena politinė akcija, bando uždraus, bando sekti, čia bando policija filmuoti, čia yra jiem patiem gėda už tai. Nes kad negalima netgi laisvoje šalyje laisvai reikšti savo nuomonės. O tai demokratija vadinasi. Negi taip jau ir gadinu. Lukas Pileckas, L-Rytas LT.